Šiandien pasigilinsime į vieną programavimo kalbą, kurią apipinta legendomis, ir turi beveik mitinį statusą – tai Haskell. Ir čia kyla klausimas. Kaip taip nutiko, kad 30 metų senumo kalba, kurią, būkim atviri, gamybinėje aplinkoje sutiksi retai, vis dar yra taip vertinama ir gerbiama? Būtent šią mįslę ir bandysime išnarpliuoti. Yra toks senas, bet labai taiklus anekdotas iš maždaug 2000-ųjų pradžios. Jis puikiai apibūdina Haskell reputaciją. Maža, labai nišinė, bet visada apsupta kažkokios paslapties ir išskirtinumo auros. Taigi planas toks. Pradėsime nuo to keisto Haskell kulto, tada keliausime prie jos akademinių ištakų. Vėliau parodysime, kaip greičiausiai Haskell idėjas naudojame kiekvienas, net to nežinodami. Panagrinėsime, kas per daiktas tas tingusis mąstymas ir galiausiai vertinsime, kokį palikimą Haskell mums paliko. Gerai, pradedam nuo pačių pradžių. Reikia suprasti, kad Haskell nebuvo kuriama kokiam nors verslui ar sekančiai populiariai programėliai. Ne, ji gimė kaip grynas akademinis eksperimentas, kaip įrankis tyrimams. Įsivaizduokime 80-osius. Akademinėme pasaulyje knibždėte knibžda įvairiausių funkcinių kalbų, bet visos skirtingos. Galiausiai komitetas protingų žmonių nusprendžia, gana, mums reikia vieno standarto. Taip ir gimė Haskell. Tam, kad būtų galima patogiai ir standartizuotai tyrinėti naujas programavimo idėjas. Ir čia atsiranda viena iš tų kertinių Haskell savybių, kurie išskiria iš minios nuo pat pradžių – tingus skaičiavimas arba lazy evaluation. Paprastai tariant, Haskell yra tingi pagal nutylėjimą. O skirtumas čia fundamentalus. Dauguma kalbų, kurias žinome, Python, Java, JavaScript, yra aktyvios. Jos viską apskaičiuoja iš karto. Haskell veikia kitaip. Jis sako, aš nieko nedarysiu, kol manęs neprivers. Ir būtent šis atidėliojimas, šis darbas tik tada, kai jau tikrai reikia, atveria visiškai naujas programavimo galimybės. Ir štai čia pats įdomumas. Nors Haskell rašo tikrai nedaugelis, pasirodo, kad milijonai programuotojų visame pasaulyje kasdien naudojasi jos idėjomis, jos konceptualiais vaikais, net patys to nesuprasdami. Pavyzdžiui, galimybė parašyti vieną funkciją, kuri veiktų su įvairiaisiais duomenų tipais, tai juk generics. Ši idėja atkeliavo tiesiai iš funkcinio pasaulio, kur Haskell buvo viena pagrindinių jos vėliavnešių. Mažas faktas, žmogus sukūręs generics Java kalbai buvo vienas iš Haskell branduolio komandos narių. O tas patogumis, kai kompiliatorius pats atspėja, kokiu tipu yra kintamasis ir nereikia to rašyti pačiam, naudojant var ar auto. Taip, tai tipų išvedimas. Ši idėja buvo ištobulinta būtent funkcinėse kalbose, o Haskell tam naudoja galingą Hindley-Milner algoritmą. Turbūt ne vienam yra tekę valandų valandas ieškoti klaidos, kuri atsirado, nes kažkas kažkur netyčia pakeitė kintamojo reikšmę. Šiuolaikinis siekis naudoti const ir nekintamas struktūros atėjo tiesiai iš funkcinės paradigmos, kur Haskell viską pagal nutylėjimą laiko nekintamu, jokio netikėto pasikeitimo. O štai šitos funkcijos, jos tiesiog pakeitė žaidimo taisyklės. Vietoj to, kad rašytume sudėtingus ciklus, mes tiesiog sujungiame operacijas į grandinę. Paimk sąrašą, išfiltruok, tada kiekvienam elementui pritaikyk funkciją. Tai yra funkcinio programavimo duona ir sviestas, o Haskell tai pavertė neįtikėtinai elegantišką kalbos dalimi. Kai pažiūrime į šį sąrašą, viskas tampa aišku. Funkcijos ir koncepcijos, kurių šiandien laikomos modernaus programavimo standartu, kažkada buvo tik tyrimo objektai Haskell ekosistemoje. Ir tai vyko prieš metus, o kartais net dešimtmečius. Bet kodėlgi tas originalas vis dar taip vertinamas? Pažiūrėkime, kaip visos tos idėjos susijungia į stebėtinai paprastą ir galingą visumą. Paimkime paprastą pavyzdį. Norime prie kiekvieno sąrašo elemento pridėti 10. JavaScript'e tai atrodytų maždaug taip. Nieko blogo, visiškai įprasta. Reikia sukurti anoniminę funkciją, kuri atliks darbą. O dabar pažiūrėkime, kaip tai atrodo Haskell. Viskas, jokios papildomos funkcijos. Dėl karijavimo principo plus operatorius, kuris laukia 2 argumentų, gavęs tik 1 dešimtuką, automatiškai tampa nauja funkcija. Funkcija, kuri laukia 2 argumento ir yra pasirengusi būti pritaikyta visam sąrašui. Elegantiška tiesa? O čia tai kas daugam tiesiog susprogdina smegenis. Tingumo magija.
Užrašas dienas reiškia begalinį visų natūraliųjų skaičių sąrašą. Ar Haskell bando jį sukurti? Žinoma, kad ne. Jį tingi. Ji tiesiog ima skaičius po vieną, tikrina ar lyginis ir kai surenka 10 lyginių skaičius, sustoja. Atliekamas tik pats būtiniausias darbas. Gerai, idėjos nuostabios, jos paplito, bet koks Haskell vaidmuo dabar, kai visos tos idėjos jau gyvena kitose kalbose? Haskells atsidūrė tokioje, įdomioje padėtyje. Iš vienos pusės ją spaudžia tokios kalbos kaip Rust, kurios orientuotos į maksimalų našumą ir praktiškumą. Iš kitos pusės grinai teorinės kalbos skirtos tik mokslui. Haskells lieka kažkur per vidurį. Vis dar praktiška, bet tuo pačiu ir gila akademinių tyrimų platforma. Ir čia prieiname prie esminės išvados. Tikroji Haskell sėkmė niekada nebuvo ir nebus matuojama rinkos dalimi ar darbo skelbimų skaičiumi. Jos sėkmė tai įtaka. Tai kiek jos keistų akademinių idėjų tapo mūsų kasdienybės įrankiais. Haskell ir toliau lieka tarsi pati efektyviausia pasaulyje programavimo kalbų tyrimų laboratorija. Tai vieta, kur gimsta, testuojamos ir tobulinamos idėjos, kurios galbūt po 10 metų atsidurs populiariausiose kalbose. Tad pabaigai lieka atviras klausimas. Kokia keista ar nepraktiška akademinė idėja, kuri šiandien gyvena Haskell ar panašiose kalbose, po 10-mečio taps neatsiejama mūsų mėgstamiausių programavimo kalbų dalimi?